Paskutiniu metu pastebiu, kad žmonės tampa labai išsiblaškę, labai visi gyvena virtualiam pasaulyje, nesusikoncentruoja, žinios pastoviai yra baisios, kažkur karai, kažkokios tai nelaimės nuolat ir žmogus toks tampa pasimetęs, nieko nebegali padaryti, nebesusikoncentruoja. Ir kaip tu, Laura, manai, koks galėtų būti patarimas, esant tokiai būsenai? A, Tiktai pasitikslinti tada noriu, ar tu kalbi apie tai, kad žmonės tiek daug gauna perteklinės informacijos ir jinai kažkokia labai stipriai veikianti jų tiesiog kasdieninį gyvenimą? Tiesiog perteklinė ta informacija ir Pasidalink nuolat buvimas socialinėse tinkluose, skaitimas virtualių knygų, tie patys mūsų vaikai mokyklose nuolat mokosi tik iš virtualių vadovėlių, nebėra tų apčiuopiamų, sakykime, vadovėlių ir nieko nebeužsirašinėja, tai galbūt tai kažkaip yra susijęs su tom, kad žmogus nebeįsižemina. Ir jisai tampa toks nebeatsparus tam visam informacijos rautui. Na, šiaip tai mes ir gyvenam skaitmeninėme amžiuje, kitaip jau nebus. Manau, kad atsukti laiko jau to nebus įmanoma, bet aš girdžiu kažkaip, tu labai paminėjai, kad nieko nėra apčiuopiamo, užrašomo. Taip. Pasidalink, apie ką tu kalbėjai. Tai žmonės tiesiog gal yra pamiršę, kaip netgi rašyti, viską daro. O kaip tu viską rašo. Aš tai stengiuosi, kiek įmanoma, užsirašinėti dalykus, nes nemėgstu net tų virtualių kalendorių ir užsirašinėti dalykus, tikslus, ką tu nori padaryti, nes netgi moksliškai yra įrodyta, kad jeigu tu tikslą užsirašai, tai tu greičiausiai jį pasieksi, negu kad tik tai pagalvoji, kad mintyse kažkoks yra tikslas, bet realybėje jo kaip ir nėra. Šiaip suprantu, ką tu kalbi. Aš pati labai tai praktikuoju, kad visada irgi papunkčiui netgi susirašau, ką aš turiu atlikti ir net prioritizuoju, ką svarbiausia reikėtų atlikti. Ir čia, žinai, bet kaip tu sakai, net ir moksliniai tyrimai tą teigia, kad tai pravartu daryti, nes matai, kas atsitinka, kaip mes įgyvendinam tai, ką užsirašom, dedam tą check, mes gaudom didžiulį pliūpsnį dopamino pasitenkinimo, kad mums tai pavyko, o jeigu kiti dar ir išsibraukia, reiškia, čia pradeda smegenyse vystytis šitas mechanizmas, kuris vadinasi atpildo sistema. Reiškia, aš pasiekiau tą, aš tą padariau, išbraukiau, man ateina vidinė ta motyvacija ir toliau įgyvendinti tą, ką aš esu susiplanavęs, nes smegenims yra labai, kaip malonu patirti sėkmę. Taip. Ir tai iš čia, matai, ir gimsta ta vidinė motyvacija, kurią aš labai girdžiu, kad žmonės dabar tarsi neįsižeminę, tarsi kažkur pakibę, planai užsibrėžę, bet nepasiekia, arba mato kitų planus. Tai visai galim tą ir reziumuoti, turbūt. Taip, ir aš dar pridursiu nuo savęs, kad bankroto metu taip pat labai yra pravartu žmonėm užsirašinėti visus dalykus, kas nutinka, ypač išlaidas, planavimą daryti tokį, nes kai žmogus neužsirašinėja, jam kaip taisyklė visą laiką ateina tas skaitinis laikotarpis ir labai daug pasimiršta, kur tie pinigai išėjo, kokiem tikslam jie buvo panaudoti ir paskui labai sunku kažką yra atsekti. Be abejo, tai žinai, čia jau senai tas yra, visas pasaulis ant to, žinai, įstoja, kad skaičių kalba yra pati patikimiausia. Ir jeigu tu prieš akis matai skaičius, kurie labai aiškiai tau sako, kokioje tu būsenoje, kokioje situacijoje esi, tai tada iš to gali atsispirti ir žinoti, ką su tuo daryti. Ar taupyti, ar atidėti, ar kelti bankroto bylą. Ir dar tavęs tokį klausimą turėčiau paklausti, o kaip dabar, sakykime, žmogus ateina pas psichologą į konsultaciją, kiek naudinga jam būtų, sakykime, užsirašinėti tos savo išgyvenimus kažkokius, tiesiog rašyti dienoraštį, kaip tai veikia tą žmogaus savijautą, ar į gerą pusę? Žinoma, kad į gerą. Dienoraščio rašymas yra, tikrai labai pravartus daryti dalykas, nes, matai, pas psichologą ateinama kartą per savaitę, 50 minučių. Ir su juo kartu tu pakeli tam tikrų dalykų, kurie po to nuvilnyja per visą savaitę. Ir tu
ta tavo specialisto nebus šalia, bet Mhm. tau tam tikri dalykai iš vidaus, iš gelmės pasikels. Tai dienoraščio rašymas gali tapti Mhm. toksai dalykas, kur tu gali tiesiog visą tai išrašyti, išjausti ir atbuline data po to pasižiūrėti, kaip tu jauteisi, kaip tu tą pergyvenai, ką tu išsisprendei, o galbūt kažko neišsisprendei. Tai labai geras dalykas yra rašyti dienoraštį. Tai ką mes galim palinkėti tada savo draugams, kad tikrai persikelkite iš tos virtualios realybės kuo daugiau į tą apčiuopiamą realybę ir rašykite, reflektuokite, užsirašinėkite ir taip jūsų nei išlaidos, nei mintis nepasimes ir jūs galėsite bet kada atsiversti užrašus ir pasižiūrėti, kokį progresą jūs jau padarėte. Ir tai taps apčiuopiama.